Augai kartu su ekrano ultra tribuna augo su tavimi. Apibendrinant tuos metus, kokie būtų tavo pastebėjimai apie tą prabėgusią laiką? Toks vaizdas, kad miršta ar kas čia prabėgus, sakyti, ar bus to laiko, gal Dieve, tu man, nežinau, džiugu, žaugau su tais vaikinais, mačiau, kaip jie augo, jų gausėjo, dauginasi jie. Džiugu dabar pasidėti su jais, prisiminti viską, kas buvo gera. Na, nepaslaptis, kitame ekranui nebeatstovausi, sakyk, kokie sentimentai išlieka apie šį praleistą laiką? Ne, manau, visą laiką širdėje būsiu ekranietis. Tai sentimentai, žinau, kai augai su šia komanda, kaip sakant. Na, širdėje visą laiką būsiu ekranietis. Kokie tavo paties asmeniniai planai toliau? Ką galvoji, po atostogų, po žiemos to periodą, ką toliau planuoji veikti gyvenime? Nežinau, auginsiu vaikus, nežinau, ieškosimės komandos tikriausiai. Bandysim dar žaisti tą futbolą, Galbūt teks ir tą patį ekraną nuskriaus, nepyks gal per daug ultros mūsų. Ko galėtum palinkėti pirmai armadai, ekrano komandai? Pirmai armadai tai palinkėčiau, kad gausėtų, kad išliktų jie tokie šaunus, kokie yra. Ekranai, sėkmės palinkėti be abejo, tik pabaigai. Valdai, šiemet po 5 metų stovėjimo aukščiausio pakylos laiptelio užimta 3 vieta. Kaip galite apibendrinti tuos metus, koks buvo šis sezonas? Aišku, sezonas buvo visų pirma labai sunkus, nes ir psichologiškai nėra lengva, kai būni tiek metų pirmoje vietoje žengtą žingsnį atgal, bet nėra, kaip sakoma, galutinių pergalių, nėra ir amžinų pralaimėjimų. Tai tikiuosi, kad tas žengtelimas atgal bus ženklas, ar kaip pasakyti, postumis, kad reikia žengti į priekį. Ir aišku, su tuo žengtelimu atgal ir susiję daug pokyčių ir klubo viduje, tai viskas susideda į vieną vietą ir vien iš tos pusės, kad pirma ir trečia vieta negalima vertinti galbūt sezono, reikėtų vertinti aplamai visą visumą. O kaip tas išeis klubui, tai čia tik ateitis parodys. Sezono pabaigoje ypač daug jaunimo prisijungė prie ekrano komandos, žaidė pagrindinėje sudėtyje. Kokios perspektyvos komandos? Visgi atrodo sudėtis jaunėja. Iš vienos pusės yra sunku, nes labai trūksta stabilumo, jaunas žaidėjas. Neaišku, kaip jisai gali vienas rungtynės sulošti gerai, kitas labai prastai, tie bangavimai, ne veltui sakoma, yra meistriškumo požymis, bet būtent dėl to, manau, ekrano ateitis yra šviesi, nes jaunas žaidėjas yra jaunas žaidėjas, jisai yra motyvuotas, jisai gali augti, gali tobulėti, jam nėra kitų dar pašalinių dalykų, galbūt tokių kaip šeima, kaip vaikai ir taip toliau, kurie tą futbolą kartais nustumė į antrą vietą, bet su jais, aišku, reikia dirbti. Ir tas rezultatas neateina iš karto, bet jeigu ekranas išlaikys tokią sudėtį ir su tais žaidėjais bus rimtai dirbama, manau, kad ateitis gali būti labai šviesi. Kiekvienoje sporto šakoje, kiekvienoje komandoje vyksta natūralus kartų pasigydymas. Turbūt tas metas atėjo ir ekranui. Be abejo, tik tai dalykas tas yra, kad kai tu laimi, galbūt tu neatkreipi dėmesio į tą kartų pasikeitimą ir kartais tu gali arba pralaukti tą momentą, kai reikia keisti tas kartas, nes kai tu esi pirmoje vietoje, tu matai, kad viskas yra gerai, tačiau kai galbūt pas mus tas kartų pasikeitimas šį sezoną buvo truputį radikalus, nes
ne vienam sporte ir ne vienam klube, manau, nėra taip, kad visą sudėtį per sezoną pasikeičia 10-15 žaidėjų, bet manau, viskas yra daroma ateičiai ir ta ateitis tikrai privalo būti šviesi. Na, dar prieš interviu jau pasufleravot man pirmą klausimą, tai kuo garsėja Armados vyrai? Armados vyrai ištikimybė klubui. Papildyt kažko turit? Kurie visada ir visur bus kartu, nesvarbu rezultatas. Labai šaunus atsakymas. Na, kalbant rimtai, kokį įspūdį paliko šį sezonas jūsų tribūnai, komandos pasirodymas, kokią nuomonę pasibaigus sezono batalijoms? Iš esmės sakyčiau taip, kad sezonas tribūnos atžvilgių tai pakankamai neblogas. Mes susirinkom, mes buvome visose varžybose ekranas jautė mūsų palaikymą ir aš vertinčiau teigiamai. Gal žmonių skaičius, žiūrint paprastam žiūrovui, neatrodo įspūdingas, bet mums, kai susiduriantiems su šita visa virtuvė, mes jį laikome sėkmingu. Kas liečia komandą? Aišku, mes buvome per paskutinius metus pripratę prie čempionų, prie pastovių pergalių, bet iš tikrųjų pačių fanų kultūra ir parodo, kai klubui yra sunku, kai klubui kažkas tai blogai, ar tai finansai, ar dar kažkas, fanas išlieka visada su komanda ir kad ir kaip bebūtų, aš vertinčiau mūsų sezoną teigiamą. Iš pradžių pradėjo visa komanda, baigė gal kitokie sudėtimi, šiek tiek neįprastai, ką buvome įpratę matyti per tuos metus, bet vis dėlto tai yra medaliai, o medalius iškovoja ne kiekvienas. Palikom 5 klubus už nugarį. Tai aš tau pridursiu, kaip mes sakėm paskutinį mačą. Ši bronza žyba kuo? Auksą. Tai yra, kad ir kur mes bebūtume, mes laik būsim su komanda, mes laik sieksim to. Mums svarbiausia palaikyti komandą, o komanda mums buvo ir bus auksinė. Pati sezono pradžia buvo tokia nenuspėjama ir jinai šiek tiek liūdino, nes namų varžybose rinkasi labai mažai žmonių, bet, kaip parodė bendrai, statistika visą sezoną, tai kad pagerinome pastarųjų 2 metų bendrą namų iššūkių vidurkį ir aš manau, kad grįžo tie žmonės paklydėliai, kurie buvo išvykę studijuoti, pagaliau rado darbą ir jie vėl grįžo prie to savo klubą, gimtąjį klubą. Kaip pats galėtume vertinti šių metų komandos pasirodymą? Aš vertinčiau, kad labai gerai. Aš manau, kad aš žinoma tikėjausi daugiau, bet aš auksą nesitikėjau. Nes aš jau ir pernai jų tikėjausi, kad auksą nebeturėsim, bet kad sidabro turėsim, tai aš tikrai tikėjau. Bet bronza irgi yra gerai, nes Europoje, ne čempionų lyga, o Europoje yra daug įdomesnių klubų ir įdomesnių šalių, kur galim ką daug pamatyti ir ekraną tą pačiam yra lengviau įveikti varžovus. Ir aš manau, kad čia jokia bėda, čia yra labai gerai ir tai tik yra perspektyva tobulėti. Na, sakai, kas tau pačiam galbūt tiek tribūnai, tiek tau pačiam šiemet paliko didžiausią įspūdį sezone? Kovingumas komandas, kad kai buvom keli metai šalies čempionai, aš kažkaip nepastebėjau to kovingumo. O šie metai, kai jau kovojame ne dėl aukso, jau kovojame dėl išlikimo, pavadinkim taip, aš pamačiau tą tikrai čempionų mentalitetą, pavadinkim taip, kovoti iki galo, kas mane labai džiugino. Taip pat džiugino, kad treneriai nebijo eksperimentuoti, leidžiant jauną žaidėją į aikštę, kuris praktikas neturi. Buvo varžybų, kur jauni žaidėjai nuvylė, buvo varžybų, kur labai super sužaidė. Ten keletą žaidėjų, kurie žaidė visą sezoną starte, jauni žaidėjai. Aš manau, kad labai gerai. Kokios viltis ir kokios ambicijos kitiems metams? Aš mančiau, gal pagrindinė ambicija, kadangi mūsų vis daugiau emigruoja ir mes nejaunėjame, mes norėčiau, kad Panevėžio jaunimą pakviesti prisijungti prie tribūnos, nes mums kartais patiems kyla klausimas, kodėl žmonės mūsų, nežinau kaip įvardinti, bijo, nebijo, nežinau kaip tai pasakyti. Galbūt net nėra drąsu prisijungti, iš tikrųjų, ir pačiam teko ateiti į tribūną
galime sakyti, kad kelių žmonių iniciatyva. Aš taipogi nepažinojau kažko, bet drąsiai žengiau tą žingsnį, nes norėjau būti su komanda, norėjau džiaugtis tomis pergalėmis, norėjau kurti tą vaizdinį palaikymą. Iš tiesų, juk visi žiūri, kai kažkas įvyksta, kai fanai degina kažkokias ugnis, dūminius užtaisus, visi žiūri, aikščiai, va, pažiūrėk, fanai visada gražu. Tai kodėl nebūti to dalimi? Iš tiesų reikia drąsiai, nebijoti, nes tai viena iš galimybių save realizuoti. Visų pirma, tai yra nemaža dalis žmonių, kur galima susirasti naujų pažinčių. Manau, praleisti puikų laisvalaikį, nes mes bendraujam ne tik stadione. Mes susitinkam ir už stadiono ribų. Mes susitinkam ir žiemą. Galų gale baigėsi sezonas. Mes dabar švenčiam sezono uždarimą. Bet aš žinau, kad dalį šitų vaikinų aš tikrai pamatysiu dar iki kovo mėnesį. Ir mes tikrai kartu praleisim dar ne vieną puikią akimirką. Taip pat su ateinančiu sezonu, kas liečia komandą. Manau, kad viskas bus gerai. Galbūt jį bus atjaunėjusi, galbūt kažkokį branduolį mes ir pakeisim, kurį buvom įpratę matyti. Bet manau, kad, kaip sakant, koks karys, kuris nesvajoja būti generolu. Tai mes taip pat tikim ir manau būsim ir padarysim taip, kad kurie nurašinės ekraną, labai smarkiai gaus ant ausų. Ačiū Viliui, skambus akordas pabaigai.